Labas vakaras visiems, kas esate kartu šį vakarą. Ir sveikinuosi iškart su savo mielom kolegėm, Lina ir Jurgita. Labas vakaras. Labą vakarą. Kad esate šiandien sveikos bendrystėje su mumis kartu. Ir aš manau, kad be tų žmonių, kurie mus klauso ir kurie žiūri ir kurie yra kartu su mumis, tai nebūtų tikriausiai ir mūsų, ir mes nedarytume to, ką darome. Nes tikrai labai svarbu yra tai, kad visi esame bendrystėje. Ir šis vakaras iš tikrųjų ypatingas savo tema, kuri, manau, tikrai vakarą padarys tokį šiltą, jaukų, nuoširdų, nes ta tema, kurią šiandieną kalbėsime, atjautos ir geranoriškumo savo ugdymas vaikystėje ir paauglystėje, iš tiesų yra tokia, man turbūt pirmiausia apie tokį gerumą. Ir dar prieš kalbindama savo mielas kolegės, noriu trumpai pasidalinti tokiais žodžiais, tokia trumpa pastraipa, kurią radau knygelėje vienoje besiruošdama ir kuri, manau, labai tinka tai įžangai šiandienos vakarui, ir po to parodysiu kokią tai knygelę ir gal kažkas jau ją ir turite ir skaitę esate. Tai trumpa pastraipa apie gerumą. Tai gerumas yra viena galingiausių savybių, kurią žmogus gali turėti. Jis panašus į švelnų lietų, kuris krinta visur, neaplenkdamas ne vienos vietos, be išimčių ir išlygų. Tikras gerumas nesmerkia ir neatstumia. Jis priima visus. Jis paliečia širdį, leisdamas augti, mokytis pasitikėti savimi ir kitais. Gerumas savo ir aplinkiniams guodžia, gydo ir padeda išlaikyti vidinę pusiausvyrą bei atvirumą, net kai gyvenimas tampa sunkus ar slegiantis. Tai šią pastraipą aš paskaičiau ir radau tokioje knygelėje, kurią gal visi tie, kurie domitės mindfulness ir dėmesingų įsisąmoninimų būtent vaikų temoje, tai šią knygelę tikriausiai esate pažiūrėję, paskaitę. Jinai neseniai yra išversta į lietuvių kalbą, prieš tai buvo galima ją rasti ir anglų kalbą. Tai tokia tikrai nedidelė knygutė, kurioje telpa daug, kaip aš sakau. Ir taip pat toje knygutėje rašo tokius labai gražias tokias istorijas apie tai, kaip tas gerumas, ir tokiais faktiniais pavyzdžiais yra grindžiamas, kaip jisai tikrai padeda. Ir ten yra toks įdomus pavyzdys apie vaikų ligoninę įdėtas, kur vienoje vaikų ligoninėje pastebėjo, kad viename skyriuje gulintys ligoniukai sveiksta greičiau negu kitame. Ir nelabai suprato, kas čia vyksta, nes gydymas kaip ir yra vienodas jam vaikam teikiamas. Ir po to bestebėdami pamatė, kad tą būtent skyrių valo tokia moteris, kuri valydama palatas, niūniuoja panosimi savo ten kažkokias tai daineles ir jinai bendrauja su tais mažaisiais ligoniukais, paklauso jų istorijų, pati jiems kažką papasakoja, paglosto jų galveles ir taip tiesiog įrodė, kad tas žmogiškas ryšys ir tas toksai gerumas nieko nekainuojantis tikrai gali labai daug. Tai labai džiaugiuosi, kad mes šią temą šiandien turime ir kad mes ją tikrai kalbame būtent vaikų ir paauglių temose, kas yra labai labai svarbu iš tiesų. Tai kalbant apie mūsų klientus, su kuriais mes dirbame, nes mes visos trys dirbame su
vaikais ir paaugliais, kaip psichologės. Ir galim pagalvoti, kad tikrai gerumas, jisai gali ir padeda tikrai labai daugumai žmonių ir mūsų klientų, nes manyčiau, kad jis tikrai yra priešnuodis patyčioms, nemeiliai, pagiežai, kritikai ar smerkimui, kurio vis dar stebima aplink mus labai nemažai. Tai labai kviečiu daugiau apie tai dalintis mano šiandienos svečius, atjautos ir geranoriškumo savo temos ekspertės, galiu jūs pavadinti Lietuvoje, nes jūs iš tikrųjų vedate daug mokymų įvairiems klausytojams, įvairiems dalyviams būtent šią temą. Todėl labai įdomu iš tiesų ir jūsų patirtis, ir tai, ką jūs pačios esate jau išmokusios ir žinote. Tai labai noriu tikrai išgirsti, ką jūs pasakysite, bet aišku, siūlau pradėti nuo pradžių. Tai pirmiausiai tiesiog pakviesiu Jurgitą, gal tave tiesiog pristatyti mums, kasgi yra ta atjauta, vis tik tai apie ką mes kalbame, kas tai per terminas, kas po jos slepiasi, nes tai turbūt irgi yra, kad ne mes pačios sugalvojam tą žodį, ar ne, o tai yra kažkas apie kažką. Ir labai kviečiu tuomet Jurgitą supažindinti su šią sąvoką tave. Gerai. Ačiū Asta už kvietimą ir eilės. Klausiausi, kaip tas lietus ar ne, čia kapsi labai šauni metafora ir savo tokio įžangoje Asta paminėjai, kad atjauta yra kaip priešnuodis, ar ne, kritikai, tokiai, nemaloniem jausmams, ar ne, nusivertinimui savęs. O kas tai yra, tai galima labai atsakyti visaip ir rimtais apibrėžimais, ir metaforomis. Bet kažkaip išgirdus tą klausimą, man norisi kažkaip atsakyti tą klausimą irgi atgal. O ką mes, ar ne, sakytumėm draugui, kaip mes kalbėtumėme su juo, jeigu žinotumėm, kad jis patyrė nesėkmę. Galim, kad kiekvienas savo užduotą klausimą, ar atsimint, kaip mes taip kalbėjome. Ir tas atsakymas ir būtų toksai vaizdus apibūdinimas, kas tai galėtų būti atjauta. Kad kai mes savo tampam tie geriausi draugai, tada, kai sunku, ar noriu sakyti, ypač tada, kai sunku. Nes mini visą tokią tą savikritiką, nes yra tas momentas, kad dėja, mumise galėsim pakalbėti irgi dėl ko taip nutinka, dėl ko svarbu apie atjautos puoselėjimą kalbėti jau nuo vaikų, ar ne, raidos to etapo, nes mumise, kai yra sunku, žiūrėk ir gimsta nepalaikantys žodžiai, o toksai vidinis baudžiantis su batagėliu, kritikas, kuris ir tiko. Ir taip jau yra sunku, ir taip, pavyzdžiui, galbūt esam parklupai, dar, ko parklupai, o dabar, o ko nematei, ne? Tai bet jeigu mes nesąmoningai praktikuojame atjautą, gera ta žinia yra, kad yra įgimtas gebėjimas, kurį mes turim, ir dar geresnė žinia, kad mes galim puoselėti, auginti šitą gebėjimą, kaip tuo lietučiu ar net tavailėse, vis laistyti save ir puoselėti. Ir, kaip sakau, tų metaforų yra įvairių, dabar kažkaip gal neveltui, kažkaip su tokiu, norės man šilto megztinio šitoj temai. Galim pasakyti, kad tai yra ir kaip antklodė šilta, ar šiltas megztinis, kaip yra, ar ne, šalta ir žvarbu. Tai tiek kaip draugas, tiek kaip kažkoks šiltas ar ne rūbas skydas. O yra žinoma ir mokslinio apibrėžimo, taip pat truputėlį nuo tų vaizdingų galim pereiti ir prie jų. Tai vienas iš pagrindinių autorių, kuris apibrėžia atjautą, ar ne, Polas Gilbertas įvardina, kad tai yra gebėjimas būti jautriu savo ir kito, patiriamam skausmui, kančiai. Tai viena dalis, bet kita dalis, labai svarbi, tai yra ir toksai ryžtingas siekis, skausmo sumažinti arba užkirsti jam kelią. Čia yra labai svarbus aspektas ir mes, manau, šiandien dar paliesime ne kartą. Nes, ką ir mūsų įvairių mokymų dalyviai kartais nustemba, kad atjauta nėra tik tai kas švelnu,
ar ne, kaip sako liaudiškai, nėra tik tai tiū, bet yra ir ryžtingi veiksmai, ar ne, tai va toksai balansas, bet kaip sakau, mes dar tai praplėsime. Ir koks dar galbūt yra paradoksas, ar ne, kad mes klausim savo grupių dalyvių, kam lengviau tą atjautą parodyti, ar ne, savo ar kitiem. Ir ar įtarėt atsakymą? Lina įtarė, nes girdi. Asta, kaip tu atsakytumai, kam lengviau parodyti atjautą savo ar kitiem, kaip manai, kaip žmonės sako? Žmonės sako, nežinau, bet manyčiau gal kitiems labiau, nes turbūt mus to moko visą gyvenimą kažkaip tai nuo mažens. Taip, būtent. Bet kartais, ar ne, aš galvoju, labai svarbu, kaip įsiklausytumėm į tą mokymą, ne? Nes bet irgi dabar ateina, kaip pasakai žodį, kaip moko, ir iš tokių mokymų ateina ne ta frazė, tokia gal ir iš dvasinių tokių mokymų, ar ne, mylėk savo artimai kaip patį save. Ne? Ir atrodo, ši frazė yra apie kitą. Bet jeigu įsiklausytume, ne, tai jeigu aš save peikiu, tai kaip aš kitą mylėsiu, ne? Tai jeigu kitą kaip patį save, tai ir man svarbu, ne, save taip mylėti, palaikyti, būti geranoriškam savo. Tai va, ir taip, esate labai tikliai pastebėjai, tu žinok, kai garsinai mūsų grupių dalyvių balsus, kad daugumą taip ir sako, kad kitam tai aš galiu, kitam palkėti, palaikyti, ar ne, kai sunku, bet kai savo, ar ne, jeigu esam sąmoningi ir galim kartais atidžiai nelengva tą pripažinti, ar ne, kad kartais būnam tokie, griežti ar kritiški. Ne, tai va, bet mes, kaip ir minėjau, galime to mokytis, ar ne, vis žingsnelis po žingsnelio mokytis, palaikyti save, ar ne, atjausti. Ir tai nėra, ir kartais yra toks kaip mitas, ar ne, kad yra kažkaip egocentriška, ar ne, nuolaidžiauti, bet iš tikrųjų, tyrimai rodo, ir dar viena iš pagrindinių autorių, Kristina Neff, sako, kad iš tikrųjų ta atjauta savo yra labai svarbi ir savo, ir kitam, ir tai prisideda prie tokių malonių emocijų vieni kitiems. Ir gera yra žinia ta, kad tos atjautos nereikia nusipelnyti, ne, kaip tėvai mus myli besąlygiškai, mes vaikus mylime besąlygiškai, ne, taip ir mes galim mokytis, ne, mylėti besąlygiškai. Ir jeigu sujungsime du, kaip mes vadiname irgi tokius kaip paukščio sparnus, kurių vienas yra atjauta, o kitas toksai dėmesingumas, ar ne, dėmesingas įsisąmonimas, mindfulness, tai mes, tikrai labai stiprinsime savo ir vaikų, ar ne, tokią emocinę sveikatą, nes dėmesingas įsisąmonimas padeda atpažinti, kur man skauda, kur aš kenčiu, o atjauta, geranoriškumas suteikti savo tą švelnumą. Ir mes galime irgi kiekvienas, kadangi šiandien vis tiek daugiau žvelgiame iš vaikų perspektyvos, atsiminti, kada mes vaikystėje patyrėme. Aš tik kviečiu taip staptelti ir save prisiminus, ar ne, pagalvoti, kada mes patyrėme vaikystėje atjautą, ar ne. Ir žinot, aš ruožamą žinios susitikimui tai kažkaip prisiminiau. Tai buvo situacija, man sunkiu metu, aš buvau paauglė, 14 metų, mirė mano senelis, buvo liūdna ir kažkaip norėjau tokio palaikymo. Ir mane, žinot, kas labiausiai paguodė ir palaikė, tai mažas pusbroliukas, iš kurio jam ten gal pradinukas, gal dar iki mokyklinukas, taip nelyščiai, tiesiog neverk. Ir kažkaip dižuožiau to palaikymą nepriėmiau rimtai, bet dabar tokį kviečiu už save prisiminti, kaip atjautos pavyzdį vaikystės man kažkaip labai labai iškilo, yra po tokių, atjautos simbolių. Ne, nors atrodo, buvo ne tas žmogus, iš kurio aš tikėjusi, dėl to kažkaip nepriėmiau rimtai, bet dabar jau saugusi aš vis matau, kad tai buvo toks labai gražus gestas. Tai va, tai mes ir galim pagalvoti ir apie vaikus, ar ne, kada mes paskutinį kartą matėme ir vaiką, kuris guostų ne tik kitą, bet kuris paguostų save, ne? Ir kada mes patys taip elgiamės, ne? Kada pagodėm save, o ne lakėme. Tai va, tai tokie būtų mano pamąstymai. Žinau, kaip jums kolegės tai skamba. Panorit kažką papildyti ar paprieštarauti? Ačiū, Jurgita, labai šauniai iš tiesų, plačiai ir taip iš visų perspektyvų pristatei, tai ką išgirdau, kad atjauta kaip ir keliauja dviejomis kryptimis, ne, kad ir į kitus nukreipta ir lygiai taip pat į save gali būti, ne, į abi pusės, kas yra, manau, labai svarbu pabrėžti žmonėms ir tiek vaikus auginantiems, tiek mokantiems vaikus ir be abejo apie save taip pat kalbant.
Taip, tas kryptis labai susiję, taip yra savo, noriu to pritarti ir galima dar